termoizoliacinis kanapių. Galima dengti labai storai. 3-4 centimetrus netgi. Nekrenta lengvas. Pats darbas primityvus, įranga primityvi, kiekvienas gyventojas gali savo pasidaryti su tokiam sąlygom. Siena, kai uždėjome pirmą sluoksnį, buvo grubi tokia jinai buvo, reiškia uždėta čia yra apie 2-3 cm. Tokia grubi buvo ir dabar, reiškia, uždėtas galutinis sluoksnis. Atrodo užlyginta, užglaistyta, dar uždėta apie 1,5 cm storio yra. Ir dabar šitokia siena, kai išdžius, pavasarį galima ir dažyti galima, į struktūrą dėti ant jos galima ir panašiai. Ir dažyti, ir struktūrą galima dėti, va, ir spaliai matosi, užlyginta. Viskas matosi, kaip struktūra ant namo matosi, taip ir čia biški spaliukai. Jos jeigu kalkę su vandeniu išmaišyti, tokias tirštas galima tiesiog su penzeliu turbūt užtepti. Nu, galima, jo yra kalkinis dažai gautasi. Kalkiniai dažai. Tai anksčiau ir kaminus, ir pečius dažydavo, ir tuos pačius namus kažkokius. Dar pažymėti reikia, kad va šitas tinkas, kuris yra termoizoliacinis, jisai nebijo karščio. Jisai pašvisės be abejo, pavasarį galima, jeigu norės šeimininkas, gali jie dar persidažyti.